buvai. Krypuoju savo į krautuvę bei išsirenku prekes. Prikėblinu prie baublio, ogi ten ta pati sena Lenkė prie skaičiuoklės nupirko. Na, galvoju, dabar tu man vėl pacypsi nemokša. Prikepurnėjau su savo pintinę, o jie susizgrimba skaičiuoti paknopstom. Nu, čia tai geras. Suskaičiavusi porina. Gal turėsite 5 centukai? Vardininkas. Slogutis. Aš stoviu savo, bei tyliu, kas man? Nu, šaunuolė. Tad galvoju, pastipk tu lietuvių kalbos bjaurotoje. Bei nieko nesakai. Taip savo apgruobliba, bei tyliu. Apsikeverzo galvoju. Tada Lenkija. Gal tuziną kartų tą pačią klaidą, begrumlodama, jau ašarom knaupsoja. Ponia, aš visiškai neturiu centai. Apsikeverzo galvoju apgruobliba. O žmonės ką? O žmonės, kad pasius visi, bei reikia jai. Greičiau tu, žertva su akiniais! Reikia jai? Tai ne man! Tad kuo baigėsi? Po kokios valandos ar 2 aš jai porinu. Gal malonėtumėt kalbėti taisyklingai bei sakyti centus? Slogutis, o juk turėtum būti darbe bei dirbti. Tai gerai, kad laiku bent atkėblinti suspėjom. Spustant paleistuvę. Ką? Paknaibint paleidyklę. Nu, teliką junk, nu. O dabar Ratilų prisistatymo polkutė. Vasiliausko polka. Dardariukas žodelį nori tarti. Ai, tai man reikia pasakyti kažko. Taip, žinoma. Dzūkiškai tai prašom. O tai gyvą anekdotą norėčiau. Atein sasiedas iš Pautanas. Įsaka, Daizik, pas tava uošvenę pasturgalys didžialais, kaip untoks. Ačiū, čia da ne viskas. Aš iš priekindziulis, įsaka, čia pasana šikinyčio cibulis zastrel. Tai Ana ir neprašyk. Kokia gražiai bei turtinga ta senolių bei bočių kalba. Išties. Neprašyk.